Sveiki, žvejų prekės su jumis ir šiandieną pravesiu platesnį instrukciją, kaip naudotis GTR laiveliu, o dabar pradžiai trumpai apie jį. Tai turim 40 Ah akumuliatorių, pilnai sandariai uždaromą dangtelį, su varžtais ir tarpiniam, ganėtinai ryškius žibintus, greitus stilius be šepetinius variklius, kurie gali išvystyti greitį daugiau nei 20 km per valandą, itin didelį bunkerį, gale, kabliukas tylaus atidarimo gale, pats laivelis iš tiesų nėra mažas. Ir dabar einam prie pagrindinio dalyko. O dabar grįžtam prie pultelio ir paaiškinsiu, kaip kas ką rodo. Tai įsijungiam, ilgas palaikymas, įsijungia pultelis, įsijungiam laivelį. Ir turėtų taip atsirasti visos pagrindinės, tai ryšys, GPS signalas, gyroskopas, į kurią pusę rodo, laivelio baterijos įkrova, pultelio baterijos įkrova, indikacijos apie galinį bunkerį, kabliuko paleidimą, tai yra gylis, kadangi čia yra gylio ir temperatūros davikliai, to pačiu yra ir temperatūra. Šviesų indikacija, ryšio indikacija, tuomet matome atstumas tarp taškų, atstumas laivelio nuo namų taško, tuomet ežerai, tai pasirinkimas A ežeras, viso galima 5 ežerus pasirinkti ir čia jau eina jūsų taškai, namų taškas ir dar 9 taškai žvejybos. Joystickas ganėtinai valdomas patogiai. Mygtukų, tai joystickas, pilnai waterproofinis pultelis ir joysticko aiškinti nereikia turbūt. Yra ir paspaudimo funkcija, jisai reaguoja ir į paspaudimą. Tada namų taškas, tai ilgiau palaikius. Jį ištrinam, vieną kartą paspaudus užfiksuojam. Tada plaukimas į GPS tašką, ežerų pasirinkimas, tai B. Tuomet rodiklės iš šono atgal, OK pasirinkimas, su jom galima naviguoti per čia, ištrinti taškus ir panašiai, tai palaikom OK, ištrinamas pirmas taškas, vėl OK, ištrinamas antras taškas. Toliau galinis bunkerio atidarimas, greičio reguliavimas, yra 3 greičiai, tuo pačiu ilgiau palaikius šitą mygtuką atliekama laivelio kalibracija, kurią rekomenduojama atlikti prie kranto ir giliai vandenį. Tada grįžimas į namų tašką, apšvietimas, įjungimas žuvų ieškiklio arba vandens gylio temperatūros matuoklio, kabliuko paleidimas, išjungimas. Tuo pačiu palaikius išjungimą, einam į pagrindinės funkcijas, tai čia galim nusistatyti, jeigu laivelis daro lanką, tai galima koreguoti laipsnius. Tuomet, jeigu laivelis daro lanką į tašką, tada autobait funkcija galima įsijungti, pasileisti arba palikti taip, kaip yra. Tai autobait funkcija, tai jisai pats pasiunčiat į tašką, jisai pats atidaro dureles, tai yra paleidžia bunkerį ir tuo pačiu grįžta atgal namo. Grįžimo voltažas, jeigu išsikrauna akumuliatorius, startinės srovė, tai galima redaguoti tiek kruizo, tiek starto, tiek atvykimo greičius, kokius norit. SC rekomenduotina nieko nekeisti, yra gamykliniai parametrai. Šitų irgi rekomenduotina nekeisti, drop returną galima pasidaryti ir pasikeisti kalbas. Išsaugojimas, tiesiog paspaudimas. Ką leidžiam į vandenį ir trumpai parodom, kaip kas kur. Ką paleidom laivelį į vandenį. Matot, greitis jo nėra mažas, tai ką pirmiausiai pasidarom, sustatom namų tašką. Paspaudėm, taškas namų užstatytas. Siunčiam jį toliau. Ir atliekam kalibraciją. Kalibraciją palaikius šį mygtuką. Matot, laivelis sukasi ratais.
Kalibraciją rekomenduotina atlikti tiek prie kranto, tiek giliau nuplaukus, tada laivelis plaukia tiksliau. Kalibruojasi jisai ganėtinai ilgai, bet tam yra didesnis tikslumas po to. Kaip matom, kalibracija baiginėjasi, laivelis pranešė. Galima nuplaukti kitą vietą, užsistatyti tašką. Taigi, nuplaukusi tam tikrą vietą, laivelį paplukdėm toliau, užsistatom GPS tašką, tai pasirenkam pirmą, antrą, tai renkamės pirmą. Pirmas taškas užstatytas. Norim atsiųsti laivelį namo, spaudžiam namo, kadangi čia užstatėm tašką, laivelis plaukia namo. Pasistengiau padaryti, kad nebedarytų lankų ir panašiai. Prieš pat galą laivelis sulėtėja, kad nesitrenktų į krantą ir atplaukia į namų tašką. Taip, pagrindiniai aspektai yra tokie. Galime įjungti šviesas, tai va šviesos įsijungia. Tuomet galinis kabliukas pasivaikščiojo. Iššaunam galinę dėžutę. Dabar aišku reikia jį pagrąžinti į krantą ir uždaryti dėžutę. Taigi dabar apie greičius. Tai, kaip matot, yra lėčiausias režimas. Greičiai reguliuoja su šiuo mygtuku. Tai yra taupo jūsų bateriją. Laivelis plaukia lėčiau. Norim užsistatom vidutinį greitį. Pakito indikacija į geltoną spalvą. Laivelis plaukia jau greičiau. Ir galim užsistatyti maksimaliausią greitį. Ir laivelis tiesiog skrenda vandenį. Šio laivelio pilnai užtenka laukiniams ežerams, kur reikalingas tolimas užmetimas, nes jisai gali ganėtinai greitai permest. Tuo pačiu dirba tyliai, nebaido žuvų. Turi bešepetinius variklius, kurie tarnauja ilgiau ir taupo jūsų bateriją. Tas niuansas, kurio nepasakiau, tai nustatom kryptį, įspaudžiam ir paleidžiam autopilotu, skrenda, galima koreguotis. Tiesiog joysticku, kaip norim, laikyti jo nereikia, tiesiog pavairuojam ir jisai tiesiog varo tiesiai. Atjungti autopilotą užtenka rodiklę žemyn, tai yra joystickas žemyn ir autopilotas atsijungia. Tokie niuansai dėl šių laivelių. Jeigu turit klausimų ar reikia daugiau informacijos, galit kreipti žvejuprekės.lt. Galite rasti šių laivelių, nusipirkti, bei padėsim, paaiškinsim, jeigu kils kažkokių problemų.